Į zoologijos muziejaus jau paskutinę eilę, Nabelytė jau lipa žemyn, jau Degutis nubėgo, va čia iš viršaus parodysiu, kaip atrodo, va čia tie gyvūnai, va ten, va čia visur yra iškamšos, natūralus dydis visose pusėse, dar eisim, mėginsiu pafilmuoti, dabar lipu laiptai žemyn greitai, vau, kiek čia visokių. Va, pažiūrėk, kas čia yra? Nu, žiūrėkit. Nu, tu apžiūrėsim viską. Žiūrėk, gyvūnus. Aš dabar jūs filmuoju dabar čia. Čia visokių baisių gyvūnų, o čia gražus elniukai iš mano nugaros. Čia visur, žiūrėk, kokie briedžiai. Nu, palauk, o ten tigrai, pumos, pilna gražuolių. Kiek čia laputis čia. Viena lapė kanda į tą, o jie žaidžia. Va neša, žiūrėk, neša vištą šitą įsikandusi. Agaidį. O tie mažiukai žaidžia. Vau, matai kaip... O tie žiūri. O ten žiūrėk kokia ola, matai padaryti natūraliai. Kaip sakiau, po medžių šakom, tu matai, kai išlindė. Jeigu gerai apžiūrėk. Lapė čia pagavo gizdį. Taip, o ten žiūrėk, lapiukai iš olos išlindė. Iš po medžių šakos, kaip sakiau. Kaip visada būna, jie taip pasirenka. Ir jie ten neužlyja jiem, tiem lapiukams. Matai kaip? Čia labai įdomiai, ne? Ta lapė užsikandusi geidė už savo kaklo. Tai geidės tai. Jie viskas jau tam gaideliu baibai, o ne? O žiūrėk, kas čia? Nu, čia visokiausių. Lama, tu žinai teisingai, čia tu teisingai pasakei. Ten kaip buvo lamos, matai? Lūšis. Lamos. O čia lūšis, viską teisingai, matai kaip? Jo, jis kaip puola. Lūšiai. O jo. čia žiūrėk, pūmas. Aš žiūrėk, pavykė. Mažą vaikelį turi. Jis toks mažiukas ir būna. Šitas pumas. Taip. Tas leopardas, šitas leopardas va yra. Leopardai šitą. O šitą pumą, va šitą pumą, kur Degutis va. Ne, ta pilkoji, kur prie Degučio, va šitą pumą. Jau bijai. O kai būtų tikra, įbijotum. O tas jagardundi kažkoks. Oi, kokių čia matai, kokie gražuoliai. Liūtai, aha. Liūtienė, matai? Tas liūtas yra gražuolis. O šitas. O čia liūtienė su vaikeliu jau, matai? O žiūrėk, koks Čia nėra. Mano mėgstamiausias kailis, teisingai. Kas toksai? Tigras čia. O tas leopardas. O kas viršuje? O čia, žiūrėk, jaguaras, koks tai viršuje. O žiūrėk, Su vaikelius, 3 vaikelius turi. Va. Aš įdėgo. O žiūrėk. Jo, vaikelius turi įsikandę. Va, matai, koks dydis. Va. Va. O čia žiūrėkit, kiek. Čia stumbras, o čia. Stumbrai gyvena. Tai jau viskas jau toks. Čia yra stumbrai, pas mus gyvena miškuose ir dabar jie diego. Ir pas mus dabar jie gyvena miškuose. Degutė, Anabela nelysti negalima eiti. Jo, jie negalim ten lysti. Nu gerai, dabar eisim dar ten prie vilkų visų kitų. Čia. Hienos, žiūrėk, kur hiena ten. Hienos, žiūrėkit. Hienos, Diego, ateik pasižiūrėk, va. Va šitą hieną. Matai kokia pačioj? Ta, kur gulėjai, kai Klaipėdoj buvo, matai? Negražinos, negražios, bet jos stiprios žandikaulės yra. Kaip, atsimenu, kaip galės daug ką su perkasti. Visokių rūšių lapės. Visokių lapių. O ten juoda, juodsidabrė vadinasi. Jo. Pas mūsų miškuos. Jo.
Jo, pagavusi ruonę, baltą mešką, jo, pagavusi ruonę. Aš norėčiau tavį lysti. Ne, čia negalim, mes tik turim matyti viską, žiūrėti, nes kai pradėtų lysti visi vaikai, o viskas jau pagavo iš vandens, dabar eina prie vilkų, o čia meškų kiek visko yra, daugybė, meškos, rudosios. O tai čia yra vilkas, žiūrėk. Tundrinis, čia kur gyvena tundra, čia, ne, šitie, čia visokie vilkai, visokių rūšių. Čia visokių rūšių vilkai. Kokia didžiulė maška. Vau, čia, nu tu matai kokia, tai ką tu su tokia gali kariauti, su tokia meška matai? Čia rudosios labai jos didelės meškos yra, rudasis lokys vadinasi. O čia šitie, o tas juodasis, o tas labai didelis. Čia ruonė. Jo, toks veidukas, jo, toks veidukas. Gražus labai. Va, dar kokia mažulėlė vaikšto čia. Nu, dabar kažkas skambina, reikia išjungti. Gerai, tuoj.